Jeigu ne jisai, labai jisai du viskočiais prisidėjo. Jeigu ne jisai, ne klebonas, tai čia dar būtų čia nieko nebūtų buvę. Ar jūs galite šiandien dienai pasakyti, kad tas žmogus buvo realiai siųstas Dievo? Taip, galima sakyti, kad taip ir buvo. Ir aš dabar, ką aš darau bet kokius darbus, tai aš skaitau, kad aš dėkoju Dievui už tai, kad mane dar, kaip sakant, leido gyventi. Mūsų su Laimiu tokia įdomi ta pažintis buvo pirminė, tas susitikimas. Jis dar tuomet nebuvo seniūnaitis paskirtas, jis tiesiog žinojo, kad ūkininkas yra, kad daug avių labai laiko tenai, kad gyvena kažkur tai kitoj pusėje, net ne parapijos teritorijoje, o Liekiečių parapijai priklauso, Kurakaimis yra tokia, kaimukas. Ir mes su buvusiu zakristijonu, aš buvusi zakristijoną Jurgutį nuvežiau pas gydytojus, reiškia, į polikliniką ir Laimis šalia su sūnum sėdėjo. Bet aš jo nepažinojau. Sakau, kas čia šitas žmogus, Jurgi zakristijono klausiu, jisai sako, sako, ūkininkas stambus. Sakau, tai ką jisai žemės daug turi, ar jisai gyvulių, gal karvių daug, nesako, avių labai daug laiko, bet jis taip jau sako, rimtas ūkininkas. Aš jau stengiuosi nei šypsotis, nei ten susipažinti, nei galvoju, kas tu toks, nei aš čia žinau, žinai, man neįdomu, žinai, ne mano parapijietė, žinau, tai galvoju, kai sako, nei svat, nei bradžinai, tai visai aš taip labai abejingai, šaltai, ir paskui po kiek laiko tie jau rinkimai seniūnaičių, o reiškiasi priklauso ir braziukai tenai to seniūnaitijai tą irgi, įeina patys braziukai. Ir jau paskui kai jį išrinko, galvoju, jau reikia tada susipažinti. Jeigu ne jisai, labai jisai du viskočiais prisidėjo. Jeigu ne jisai, ne klebonas, tai čia dar būtų čia nieko nebūtų buvę. Jisai yra kaip mūsų kaimo seniūnas, yra jisai draugiškas. Kaip pasikeistų gyvenimas kaime be tokių žmonių, kaip Laimis? Labai būtų prastai, nieko nebūtų. Kas tai būtų? Ką reiškia nieko nebūtų? Nieko. Jis važiuoja pas žmogų, pas senutės, vienu žodžiu. Jisai rūpinasi kaimo gerovę. O kiek čia atsimenu, kiek čia buvo tų seniūnaičių, nes kitų net nepažįstu. Žinau, kad būtų išrinkta, bet tie nieko nesirūpino, nieko absoliučiai. Keliai sutvarkyti, vienu žodžiu, viskas. Kodėl tokie pavyzdžiai yra svarbus Lietuvos kaimai, kaip jums atrodo? Kad kaimai klestėtų. Būtų klestėtų kaimai, kaimus važiuoja, jauni žmonės plečiasi, statosi, vienu žodžiu, taip. Gerbiamas Laimai, papasakokit šiek tiek apie savo ūkį. Mūsų ūkis pradėjo daugiau jau taip, įsikūrimas jo buvo kaip grąžino žemę, nepriklausomybė prasidėjus. Nuo tos 12 hektarų ta pradžia visa buvo, griuvo toj pat kolūkis, o žemės laisvos atsirado gan nemažai, čia kaime pradžioj, paskui ir kituose kaimuose.
Tai taip va, per tuos visus metus šią dieną ūkį išauginom iki 300 hektarų. Kas jūs suformavo kaip ūkininkas? Tokio gal visai nebuvo tokio mąstymo, čia gal gero savaime atėjo gal, nes nuo mažų dienų mano svajonė buvo agronomijos mokslai. Tai jis baigus vidurinę studijuoti agronomiją, bet likimas pakeitė šitą dalyką ir paskui jau, kai sakant, nes iš mokyklų suolo teko keliauti į kariuomenę, į armiją. Tai va, toks buvo momentas, kad vietoj studijų teko atitarnauti 2 metus ir grįžus jau, kai sakant, tas noras buvo išblėsęs ir teko darbuotis įvairiuose irgi darbuose, kur susijęs su augalais. Ir po biškį, va, tas viskas suformavo pagrindė, tai tas nuo tos tėviški žemės tas atgavimas, nes reikėjo rūpintis ir nemažai gyvulių laikėm, tai va, po biškį, va, tai plėtėsi ir. O ką reiškia ūkininkui žemė? Nes dažnai, girdime žemę maitintoje tenais, dar kokius tai posakius. Ką reiškia ūkininkui žemė? Reikia, kai sakant, iš jos ne tik paimti, bet ją ir duoti. Ką jums reiškia gyvenimas kaime? Aš negalėčiau gyventi mieste, nes man yra be galo sunku išvažiavus ir tam pusę dienos. Pabuvus tam mieste, labai įsiskausta galva nuo tos trūkumo erdvės, nuo gero oro. Nuvažiavus kažkur į svečius, į Kauną, daleiskim, į butą, aš dairausi per langą, kad tik gal greičiau namo pradėti. O kas būtų, jeigu staiga iš jūsų atima ūkį, atima žemę ir jūs turite gyventi, tarkim, nesakysiu 1 kambario bute, 2 kambarių bute. Tai man įsivaizduočiau, kad izoliuotas žmogus jau yra nuo visko ir ko gero būtų lūžis toks didelis vis tiek ir žmogus palūžtų psichologiškai. Psichologiškai neatlaikytumėte tiesiog. Nelabai, nemanau. Vilkį su vilku nekeičia patinas patelį. Jeigu vilkį žuvo, tai vaikų nebus, o jeigu šitą vilką žuvo, vilkį kitų patinų neprisileidžia. O vaikus mokina apie Liepos mėnesį, atsiveda pasimokinti ir ateina 1 kartui. Tik 1 kartui. Kodėl būtent Kuro kaimą pasirinkote? Niekad negalvojau kažkur tai išvažiuoti. Esu toks, kad negaliu pakeisti, kad važiuoti į kitą rajoną kažkur. Aš ten vis tiek nebūsiu savas. Čia yra mano bendraklasiai, mano draugai. O kaip jums atrodo, kaip tas kaimas pasikeitė? Per tuos metus išėjo visi tie žmonės, kad jie tą kaimo gyvumą laikė visą tokį. Ir dabar jų vietas užima žmonės, kad jie tam kaime niekad negyvenę. Atėję iš miesto, jie nori visokių privalumų, kad jiems būtų patogumai, geri keliai. Šitą reikalauja iš valdžios, bet kaimo žmogui to nereikėjo, jam užteko paprastai, jis pats sugebėjo tvarkytis, o dabar atėję žmonės miesto, jie viskų mėgsta reikalauti, kad viskas būtų paduota. Bet paskui mes kažkaip atsirado labai ryšys. Pamačiau, kad labai bendraujantis žmogus, nuoširdus ir darbštus be galo žmogus. Ir tikrai mylintis bažnyčią
tikinti žmogus, va tai yra labai svarbu, kada valdžios atstovai, ar seniūnaičiai, ar seniūnai, ar merai yra bažnytiniai žmonės praktikuojantis. Tai yra labai didelis dalykas parapijai, kunigams, nes į juos gali bet kada kreiptis. Gimęs užaugęs čia, subrandęs čia. Braziukose, ta prasme. Braziukose jau, Šulių kaime. Bet vis tiek čia visi braziukais vadina, šitie kaimeliai tokie susijungia. Tai Laimą pažįstate? Tai pažįsta. Gerai, kuo šis ūkininkas svarbus visam kaimui? Kaip jums atrodo? Oi, čia yra ne tik tai braziukų ir šito seniūnė, čia yra visos Lietuvos perlas kaip seniūnaitis. Kodėl? Tokių seniūnaičių tai reikia tikrai paieškoti. Aišku, neįsivaizduok, kaip jisai spėja, bet ko gero, kad žmogus, kuris dirba daug, tai spėja viską. Gali prašyti ar pagalbos, ar patarimų kažkokio, ar tiesiog iškilus kokiai bėdai kreipti, žinai. Tai pamačiau, kad jis rūpinasi tais braziukais, kad jis čia kelius tik tai žiemą stumdo, sniegą stumdo, su žmonėm bendrauja. Nors nei jūs prašėt, nei ką. Jo, nei aš prašiau, nei ką. Iki tol nebuvo kažkaip. Aš buvau atvažiuoja žiemą, keliai nestumdyti sniego, baisiausiai čia takutį prasikasi, tik tai, kad į bažnyčią nueiti ir viskas. Ko nemato žmonės matydami sėkmingą ūkį? Matydami sėkmingą ūkį, jie nemato to gal darbo žmogaus sunkaus, kad naktinis darbas būna, nepasirinksi ūkyje dienos, kada tu gali poilsiaut, kada tu dirb. Čia atėjo momentas ir viskas, kai sakant, vyksta taip, kaip turi vykti. Jeigu šiandien nepadarysi kažkokio tai darbo, rytoj gali būti jau per vėlu. Sunkiausias laikotarpis jūsų gyvenime koks yra buvęs? Vienas iš tokių gal sunkesnių momentų buvo, kad prieš 20 metų buvo palūžus sveikata. Teko pusę metų daugiau praleisti Kauno klinikose. Ir vienu žodžiu, kaip žmogus supranti, kad jau grimzdi į tą nežinomybę, kad vaikščiantis žmogus atsisėdi į invalidų vežimėlį ir tavim rūpinasi, tai supranti, kaip yra brangus tas gyvenimas žmogaus. Tai kas tada padėjo atsistoti? Tikėjimas galbūt padėjo atsistoti? Nu tai taip, tikėjimas, tas išėjimas iš to psichologinių lūžių, tas pokalbis su dvasininku, katras man, kai sakant, įteigi tą viltį, kad tu išeisi, pasveiksi, tai va taip ir buvo. Kaip jisai sugebėjo jums tą žinią atnešti, koks tai buvo pokalbis? Pokalbis buvo ilgas, tas pokalbis buvo, bet toks kai sakant, nepaprastas pokalbis, šiltas pokalbis, katras mano apvertė tą visą mąstymą, kai sakant, visai kitai pradėjau galvot, kad aš nesu toks beviltiškas, kad man labiau rūpėjo tų šalia esančių žmonių likimas negu mano. Ar teko dar su tuo dvasininku susitikti po to kažkada? Ne, neteko, tai buvo jisai lankydavo ligonių sekmadienį, tai tas vienas jo atėjimas, bet man labai giliai liko tas dalykas. Ir aš dabar, kai sakant, ką aš darau bet kokius darbus, tai aš skaitau, kad aš dėkoju Dievui už tai, kad mane dar, kai sakant, leido gyventi. Tai aš pamačiau, kad žmogus tikrai, jeigu jau paskirtas, jis savo pareigas stengiasi atlikti tikrai gerai.
pradėjom paskui ir bendrauti, ir draugauti, ir susiskambinti. Skambinu Laimį, sakau, gal tu gali pagelbėti, padėti. Tikrai atsirado toks gyvas, nuoširdus, draugiškas ryšys su juo. Ir iki šiandien su juo bendraujam, draugavom ir aš pas juos važiuoju ir jie su žmona pas mane atvažiuoja, aplanko mane, nors nesu jau šios parapijos klebonas. Bet ta prasme, jisai ne taip, kad išpirkt savo kaltes. Manau, kad ne. Manau, kad tikrai ne. Tikrai atsidavęs žmogus ir mylintis, nuoširdžiai mylintis Dievą ir bažnyčią. Kaip jūs įvertintumėte pono Laimo Šileikos apskritai kaip ūkininko indėlį į kaimo gyvybingumą? Oi, tai dar vienas ūkininkas iš pačios didžiausios raidės, nes Laimas, jeigu atkreipsi dėmesį, yra ten pastatyta bažnytėlė. Laimas šiek tiek ir su mediena užsiema, tai ten ta prasme viskas jo rankom, viskas jo ir lėšom, aišku, prisidėjo ir viskam. Ir iš tiesų, kaip pasakyti, tas žmogus, kuris žino, kad reikia ir atiduoda tą dūšią savo tai apylinkiai. Ir kaip jūs sakot, šienauta, tai ten ir žiemą keliai nuvalyti visi, nes, tais ten matėt, kokie žvyrkeliai, kaip ten davažiuot. Jeigu nebūtų to nuvalymo, tai ten tikrai žmonės vargtų. Tai tas žmogus ten irgi lygiai taip pat yra jo gimtinė ir jis rūpinasi visų tuo kraštu, kaip kad savo, reiškia, kiemo. Tikrai nuoširdžiai matosi ir tada visa bendruomenė lygiai taip pat stengiasi prisidėti, lygiai taip pat dėkoja, bet tuo pačiu ir patys irgi, įeina į talką tokią, pasitvarko. Iš tikrųjų, jis daugiausiai inicijavo Laimis. Aš tai taip, žinot, man būdavo paskambina, sako, klebonė, reikia į tą daryti. Gerai, sako, laiminu, paskambina po kiek laiko vėl. Sako, reikia dabar, pradėjom nuo senų kapinaičių, kad tenai buvo apleistos tos kapinaitės senosios. Tai tos senosios kapinaitės buvo tokios apleistos, apaugę krūmai, medžiai, tvoros išlūžę viskas, tokia, varganas toksai vaizdas ir liūdnas vaizdas. Tai pirmiausia, Laimis ir pradėjo nuo tų kapinaičių tvarkymų. Seni kryžiai ten jau irgi visi, sako, reikia kažką daryti. Tai išpjovė, sutvarkė, suorganizavo talką. Net nežinau, nei kada jie susirinko, tik man pasakė Laimis, kad klebonė darysim talką ir kad reikia viską sutvarkyti. Reikia išpjauti senus krūmus, medžius, išvežti visą, tvoras reikia nauja, žinai. Ir taip įsibėgėjo po truputį tas tvarkymas. Sako, jūs tik darykit, aš laiminu, džiaugiuosi, kad man nereikia net atvažiuoti, sako, ir žiūrėti, ir kaip jums čia sekasi ir kaip jūs čia dirbate. Tai Kas liečia Braziukų bažnyčią, tai yra ne mano parapija. Ir ten mane nuvedė, ko gero, tos seniūnaičių pareigos. Aš taip galvoju, kad aš vis tiek turiu tarnauti žmonėm, turiu atstovauti juos. Ir visą tai suvedė su tos parapijos klebonu. Sprendė jau tokias problemas, kuriam buvo jojų jėgose, bet nepavyko susitvarkyti su tais ūkiniais darbais, kaip neturėjimas parapijai kapinėm vandens, sulūžusios, supuvusios tvoros, griūvančios, apleistos kapinaitės, kelių būklė. Klebonas per tos 4 metus nudažė vidų, sutvarkė, bet kas iš to? Stogas kiauras, vanduo bėga ir vieną vakarą, kaip ūkiuose, žinot, yra tokių sunkių momentų, kad numeti kažkur telefoną ar nepasižiūri, bet vakare vis tiek pasižiūri, kas parašė, gal kažką, gal paskambino kas. Ir viena iš žinučių buvo tos parapijos klebonų. Pradėjom tverti tvoras, tvarkyti senasias kapinaitės. Ir kažkaip kaip ir toks sutapimas, kad tuo metu atėjo ir tie ūkiniai darbai iš seniūnijos pusės. Atėjo kelių remontų, pagrindinis gatvės darbas. Buvo daug bereikalingų grunto, katrą reikėjo kažkur supilti. Ir mes, kaip ūkininkai,
Ir tą gruntą panaudojom keliui nutiesti kapinaitės. Ir dabar šiuo metu kelias yra čiut ne asfaltų lygio. Ir remontuojant tas kapinaitės buvo mano toks tikslas paslėptas. Gal daugiau, kad jas turi sutvarkyti ne valdžia, bet tos parapijos žmonės. O mano toks tikslas buvo išbandyti žmonės, ar jie dar turi tos dvasios. Bendruomeniškumo. Kaip buvo tais metais, kaip jie statė tą bažnyčią, bet ir jie tą egzaminą išlaikė. Pilnai išlaikė, viską susitvarkėm be valdžios pagalbos. Tai vat, kai sakant, atsirado šalia manęs tokių žmonių, kad jie ėjo su manim, kai sakant, rinko tuos žmonės, rinko lėšas, kad padarytų darbus. Jeigu visi seniūnaičiai ar seniūnai būtų tokie kaip Laimis, tai nebūtų apžėlę, nešienautų plotų, sugriuvusių pastatų ten seniūnijose ir žodžiu, kai sako, vietiniai savivaldoj, tai tikrai atsidavęs, pasišventęs ir be galo darbštus. Tai aš jau paskui jam pradėjau sakyti, kad jūs išvažiuokit. Jeigu ten vieną sekmadienį neateisi į bažnyčią, nuo to tikrai Dievas nesupyksina ir nebus nuodėmė sunki, kad jūsų šeima kažkur išvažiuosit, praleisit kartu laiką. Tai man tai tas jo užsidegimas labai, taip kaip pasakyti, imponuoja. Ir kitas dalykas vėlgi, chrestomatinis toks pavyzdys, Laimas niekada nepasigirs. Jam net kuklu pasakyti, kad aš čia kažką padariau, aš čia kažką pastačiau. Ne, jis sako, mes čia mūsų kaimo bendruomenė ir viskas. Niekada neatsakysiu, ar žiemą, kiek pasišnekam su vietiniai žmonėm, aš jau negyvenu daug metų, bet atvažiuoju, tai sniegą reikia valyti, jeigu kur staigiai užpūstė, ką tik skambutis Laimui, Laimas taip pat prilekia, talką Laimas organizuoja, darbus organizuoja, viską, tai sakau, ir reikia turėti omeny, kad seniūnaičio darbas yra neatlyginti. Jau įėjo į Braziuką.